Mane labiausiai visą laiką traukė menų laisvė. Visą laiką domėjausi menu ir jaučiau tą tokį vidinį didelį smalsumą. Tai todėl čia ir atsiradau 2019 metais. Lietuvoje baldų pramonė yra labai didelis verslo sektorius. Studijų programa yra sukurta atsižvelgiant į tas šiuolaikinės tendencijas. Studentai studijuoja įvairius meninės krypties dalykus, turi dizaino projektavimo pagrindus, įvairius dizaino projektus, turi pasirenkamus dalykų visą bazę. Sugalvojau įstoti, pradėjęs domėtis ir gaminti pačius baldus. Ruošti stojimui tai reikėjo sudaryti portfolio, ko nesudaręs anksčiau, ir reikėjo susirasti visus darbus, kuriuos esu padaręs dailės mokykloje. Tai pagrindinis mūsų įrankis yra visgi kompiuteris, su kuriuo reikia didžiąją laiko dalį dirbti, daug programinių įrangų, 2D, 3D modeliavimas. O dirbtuvėse mes iš kompiuterio tai, ką mes turėjome idėją galvoje, perteikime tai į realų pasaulį. Gaminame būtent prototipus, kuriuos suprojektuojame kompiuteryje, ir vėliau įgyvendiname visą tai realiai apčiuopiamam daikte. Skulptūros studijų programa Telšiuose numato įvairius kūrimo būdus. Studentai pirmuose kursuose susipažįsta su tradiciniais skulptūros kūrimo būdais ir tradicinėmis technologijomis. Ir vėlesniuose kursuose, jau tampa užduotys sudėtingesnės ir tuo pačiu studijų eigoje išbando visas technologijas. Tai Telšių fakultete yra rengiamos 2 dailės ir interjero restauravimo programos specializacijos. Yra meninių baldų ir metalo dirbinių restauravimas. Tai mano dailės mokytoja man pasiūlė apie šitą specialybę, pasidomėjau aš, nes jinai matė, kad aš turiu kruopštumo ir ištvermės ir galėčiau tai daryti. Pirmam kurse, antrą pusmetį mes gavom kėdę, tai tiesiog kaip gaunam, tai jinai būna labai prastos būklės. Tai reikia visą išardyti, viską nušveisti ir atnaujinti tiesiog, kad jinai būtų tokia, kaip kažkada buvo prieš 100 metų. Iš tikrųjų, stoti gali visi, net ir tie, kurie nėra rankose laikę kalto ar puansono, dėl to, kad viską išmoksta studijų proceso metu. Pirmiausia, įgyja baldų staliaus, juvelyro darbo įgūdžių, ir tada jau pereina prie restauravimo. Ir pradeda nuo tokių visiškai paprastų objektų ir vis kas semestrą sudėtingėjant, perinant prie gana sudėtingų. Tai iš tikrųjų kantrybė ir noras dirbti svarbiausia šitom studijoms. Metalo meno gal problema pavadinimą ganėtinai abstraktus. Metalo menas sudaro ir meninę kalvystę, meninę juvelyriką, medalininkystę, mažoji skulptūra. Turinys labai platus. Prasideda nuo kompozicijos žinių iki įvairių alternatyvių galbūt medžiagų paieškų, kuomet daug laiko ir erdvės yra eksperimentams. Įprastai juvelyriką mes asocijuojam su papuošalais, kurie dekoruoja žmogų, bet mes žiūrim į juvelyriką kaip ir išvars priemonę. Pirmam kurse tai aprieps viską, o jau einant vis vėliau jie galės pasirinkti, kas jas labiau domina. O magistro studijose mes jau labiau skiriame dėmesį individui, jo raiškai, jo tikslams, jo siekiams, ką jis nori kurti, ką komunikuoti.
Nors aš ir studijuoju metalo meną ir juvelyriką, aš nedrįščiau galbūt savęs vadinti juvelyrę, nes siauresnės sritis apskritai vien tik tai žvelgiant į metalo meną ir apskritai meną. Čia, Telšiuose, Vilniaus dailės akademija ruošia kūrėjus.